Ar žinote aš čia? Paparčio lapų, ne lapų, paparčio žiedo atradėjos. Nu ir mes tie, kaip sakant, šalia esantis vyrai, kurie kai kada dalyvauja, prisideda ir džiaugiamės. Bet faina, o tokį gyvenimo būdą gyventi. Kas norėtumėt būti prezidentiniais? O kodėl? Dėl žemdelio? Ar pavadinimo? Paparčio žiedo. Ar to gyvenimo būdo, tokių pajamų, tos laisvės, ar to jau autoriteto, tos įtakos, kurią jau jie daro? Ką? Turėtume turėti bent jau po 1000 žmonių organizaciją. Tai kaip tai atsitinka? Pradžioje atsiranda 1000 žmonių organizacijų, o tada jau tu tampi kažkokiu kitokiu. Esmė yra tame, ar tu pasiruošęs ir padaryti tai, ką darė šitie žmonės, kad atsidurtų tam savo gyvenimo taške. Rezultatą, vaisių rašyti labai mielą, visi mielai ims. Bet ar sumokės kainą, ar pagulėsi po tais tiltais, kaip Algirdas su Vitalija, ir taip toliau. Neįsiu dabar į detalės, kiekvienas iš mūsų turim savo patirtį, lygiai kaip ir jūs. Turit savo priežastį. Bet šitie žmonės ėjo ir nuėjo, ir visi mes tam pačiam pradėjom nuo to paties. Tai klausimas vat ir yra. Pradėk nuo savęs. Netrokšk, kad pasikeistų aplinkybės, kad palengvėtų, kad nebeliktų problemų. Geriau norėk stiprybės, turėt kompetencijų, turėt stuburą, išstovėti ir praeiti, nes aplinkybės jos visada bus priešiškos. Niekad taip nesusiklostys, kad tave visą laiką glosto plauką. Ir tave kaip tą kvepiantį nuneša ten, kur tu nori. Dažniausiai nuneša visai ne tą pusę. Tai va, tai esminis klausimas, koks žmogus, kas per personaliją, asmenybę tu esi. Nes vat čia yra visi tie sėkmės raktai. Jeigu tu nenori, ar, pavyzdžiui, matai save ir tu nenori sekti tokiu savimi, tu tapk kitokiu. Kad ne tik tu pats norėtum, bet ir žmonės jungtųsi. Tai vat dabar pasidalinsiu 5 tokios pagreitintos turbo augimo, asmenybės augimo raktų rinkinį. Tai va, pirmas yra aiškumas. Be galo svarbu aiškiai matyti. Ir Markas Tvenas yra pasakęs, sako, aš galiu bet kokį žmogų pamokyti, kaip pasiekti, ko jis nori. Žinot, ką yra problema? Kad daugelis net nežino, ko jie nori, negali vardinti. Jeigu vaiko paklaus, ko tu nori kalėdam? Staigiai. Man tokios mašnytės, tokio žaisliuko, arkliuko suknytės, tokio žaidimo, kad labai viskas aišku. Duok kokį sąsiuvinį, ten užrašys, priklijuos ir jis tiksliai žino. Duok suaugusiam kokį tą svajonių sąsiuvinį, praeina 9 mėnesiai, kur turėtų kažkas gimti, žiūri, jis dar tuščias. Tai kodėl taip yra? Kad kažkada svajojo, kažkada, nusivylė, dabar gal jau bijo, nes jau turi patirtį. Tai kada nusivilt, geriau iš vis išvengti. Ir kiti psichologiniai mechanizmai, čia psichologai turi galėtų paaiškinti, bet netgi duomenų srity, žiūrėkit, suradau tokį, kaip duomenys yra. Mes visi naudojamės kompiuteriais, telefonais, mobiliais. Kas supranta, kaip jie veikia? Kaip ten vaikšto, kaip ten pliusai, minusai, išsijungia. Nedaug kas. Bet mes jais naudojamės. Reiškia, išsigryninta, kai jau duomenys pateikti tokia visiems suprantama forma, per patirtį, per istoriją, čia tas pats ir mūsų veikloje, bet ir mūsų svajonėse. Tu turi išsigryninti iki kažko labai suprantamo ir konkretaus. Tarkim, jeigu imam tą patį namo pavyzdį, aš noriu tokio nuostabaus gyvenimo. Aš noriu būti laimingas. Aš noriu, kad viskas būtų gerai. Kaip panašiai namo. Aš tokio noriu, faino namo. Kad ten man būtų gera. Tai kokio namo? Prie ežero, medinuko. Ar to kokio vieno aukšto? Kiek kambarių, koks plotas, kas konkrečiai, kokios paskirties, o gal tu nori tokio prabangaus.
Žinai, o gal šis tai esi entuziastas iš Šiaulių ir iš Molio, nori prisilipdyti pats save realizuoti, negyventi kaip bitė čia. Tai laisvė, bet viskas priklauso nuo to, ką tu matai. Kaip tu pamatysi, taip ir bus, nes jeigu tu nematai, tai bus niekaip. Kažkaip kas atliko. Tai gyvenimas surėdytas. Tai var, mes esam savo taške tam tikram A. Ne? Taškas A. Ir dabar, jeigu, pavyzdžiui, man netinka, kaip aš čia, aišku, visi, kurie jau kelyje, bet atsiminkim savo pradžią. Kodėl mes ėmėmės? Kažkur buvo problema, kažkur buvo stygius, kažkur buvo skausmas. Ir tada aš galvoju, va, aš noriu to, ne? Man reiktų to, aš noriu vaikų, man reikia ten laisvės, man reikia pajamų, man reikia kažko, kas gyvybiškai svarbu man, be ko negaliu gyventi. Nu tai kaip tą svajonių žemėlapį aš jau išsigryninau kaip tą namą. Ir jeigu aš neturiu vizijos, net čia dabar čia parašyta, be vizijos žūsta tauta. Arba aš neturiu namo brėžinio, tai ką aš pastatysiu, dabar čia statom, tai kas gausis. Tu turi aiškiai žinot, ką tu nori pastatyti. Tai vat, tu turi aiškiai žinot, kokio rezultato tu nori. Dabar pratimuką savo pasidarykit. Įsivaizduokit, kad dabar yra po metų. Tarkim, kitus imam, kad būtų pilni metai. 25 metų gruodžio 31 diena. Įsivaizduojam. Ir dabar jūs atsisukat, švenčiat su draugais ir atsisukat į kažkokį draugą ir sakot, nerealiai, fantastiški metai. Tobulai, aš neturėjau geresnių metų. Kažkas tokio, kokie man gyvenimas man pasikeitė. Tai dabar, kas tai padarė? Kas turėjo įvykti tokio, kad jūs galėtumėt 25 metų gruodžio 31 pasakyti, išreikšti tokį džiaugsmo šūksnį. Kas tai? Čia aš ir kalbu apie tą konkretumą. Kas padarytų jums tokią reakciją? Ir tada paimam ir pradedam nuo galo. Kai aš jau žinau rezultatą, nuvedam tuo keliuku iki dabartinio to taško, iki mano situacijos šiandien. Ir ką aš turiu padaryti, kokius žingsnelius padaryti, kad ten ir atsidurti. Bingo. Jeigu tai vyksta, tas konkretumas, konkretų žingsnelį aš įdėjau į kalendorių, procesas užsikuria. Tai dabar, antras be galo svarbus momentas. Ką aš kalbu? Žodžiai. Mes laisvi, ką noriu, ką darau? Minkštas liežuvis kaulų sulaužo, patarlė sako. Reiškia, aš galiu tauzyti, kiek ko noriu, ar tylėti, bet aš valdau. Ir žodyje, liežuvio galioje gyvenimas ir mirtis. Ir dabar, pavyzdžiui, tarkim, jeigu čia pamokslą Algis sakė, tai aš iš šventojo rašto irgi paimsiu mintį, kad ten žodis kuria. Žodžiu kuria. Reiškia, tu įvardini tai, ko dar nėra, lyg tai taip jau būtų. Nes mes kuo tikim, ką mes matom, mes tai kalbam. Toks principas. Aišku, tai veikia abi pusės. Pavyzdys, aš jau kažkada sportavęs ir jau man pribrendo. Ir aš tau įsivardinu, gerai, aš jau viskas, noriu sportuoti, pats neišjudėsiu, noriu su treneriu, pradėjau ieškoti trenerių, jau kažkokį suradau konkretų ir nežinau, kaip tai įvyko, bet kai tu apsisprendė, pradėjai kalbėti, ar ne, išpažinti, lyg tai to dar nėra. Pykštą aš gaunu kalėdinę dovaną, jau ten treniruočių seriją su tuo treneriu. Kaip čia plokštelė nuskanavo, kas čia įvyko, žinai. Tai tada aplinkybė kažkaip pradeda viskas vykti, net nesupranti kokiu būdu. Aš aišku užsikabliavau, jau važiuoju, ten išnaudoju tą ir toliau jau moku pats. Pusę metų tęsiasi. Ar kas nors matosi? Dar ne, bet apie tai biški toliau. Matosi ar nesimatosi, biški toliau. Bet dabar kitas pavyzdys, žavi dama sėdi, Ramona. Jinai tokia manė, bet tai pasirodo vaikystėje buvo aktorė. Kažkurioje klasėje ir tam būrelyje vaidino ten su kažkokia vadovė spektakliuką ir viską gerai padarė, bet kažkokią kitą grupelę ten dar geriau matyt padarė,
jų ta trupė gavo 2 vietą. Mokytojas reakcija, žinot, kokia buvo? Sako, aš su visom grupėm, sako, aš neturėjau tokios grupės, su kuria užimčiau 2 vietą. Reiškia, su visom užimdavau 1. Tik pasipiktinusi, išreiškė tokią. Ir kas atsitiko su žmogum, mažu vaiku, jinai nuo tos dienos nustojo tą dariusi. Ir tik tęsiasi visą gyvenimą. Žodžiai, ką padaro? Kažką atriša, sukuria, padaro matomu ir taip pradeda įsikūnyti, arba taip užkerta, sustabdo, kad tu toks, ir tu galvoji toj vietoj, kad, įdomiausia, kad mes patys savo, taip kalbam. Aš, kiek bandžiau, man niekaip nesiseka numesti svorio. Kas čia įvyko? Aš save tokia į kilpą čiukti varau. Nes, aš kiek ką bandau, bet man vis tiek neseks, čia aišku. Nes aš tikiu savim. Mokytoju tikiu, tai tuo labiau, ką aš pats įsivardinu. Aš su kuo kalbu, tai kažkaip nieks nenori. Kiek kam bandau pasakoti, tai nieks nenori šitos nelori. Visi jau ištekėjo, visos mano draugės arba visi tie mano hebrai jau vedė, aš turbūt nepavyks man. Jūs duodu kilpą užvečiai. Čia tiek prasiskolinau ir aš kad jau dirbsiu visą gyvenimą, aš net netiduosiu tų skolų. Algirdės ką tik sakė, ne? Bet tie, kas to nesustojo, kalbėsim toliau. Tai dabar pratimas, kaip to išvengti? Kaip bent suprasti, kad aš taip kalbu? Norit savo ateitį suprasti? Įsirašykit dieną, 2 parą, nežinau, naktį, kad ir kalba. Ką kalbat? Kad paskui biškį pasiklausyti. Ir tada pasidarykit tokį testą, paaiškiai, kai jau pasakot mintį protingą ir sakykit, tai aš ir noriu, kad tai būtų. Man niekaip nesiseka, kiek bandau, niekaip nesiseka numesti svorio, aš ir noriu, kad tai būtų. Kiek ką bandau, su kuo kalbu, nieks kažkaip nenori tos new life, aš ir noriu, kad tai būtų. Kažkaip kiek dirbsiu, matau, kad čia aš jau visą gyvenimą netiduosiu skolų, bet aš noriu, kad tai būtų. Ir taip toliau. Čia veidrodis. Tai be galo svarbu, nes žodžiu mes įvardinam, ko dar nėra. Ir tai gali kažkas į gerą įvirsti, bet gali ir į blogą. Nes tik iešmenis kalavijas eina abiem kryptim. Dabar 3, labai svarbus toksai momentas, transas. Asmenybės toks nepertraukiamas, nenustojamas augimas, tobulėjimas. Žmogus sėdi kažkame ir jeigu tau tai tinka, tai tu taip plauki pasroviui ir atsitinka kas. Pavyzdžiui, teko girdėti tokią istoriją, kad moteris baigė mokyklą ir atšventė per tą jau šventę, kad pagaliau ir nustojo mokytis ir pagaliau laisvė. Galėsiu nepasimokyti. Ir praėjo 11 metų ir apsičiupinėjo, kad jinai jau po tų 11 metų tokia rutina. Jinai grįžta iš darbo, nieks neįdomu, nes nieks ją nesužadina, nieks jokių kažkokių neturi svajonių, jokių tikslų. Tiesiog plaukia pasroviui, tada žiūri tos serialus, kitų gyvenimus, nes kažkaip reikia, ne? Su vyru santykiai, galiausiai skyrybos ir nukrypta ten žiūri, kad jinai taip gyvena ir galvoja, pavyzdys, kokį pavyzdį mato, kaip čia ta moteris. Krizė. Tai ir jinai apsisprendė kažką daryti, keisti. Ir nusipirko pirmus mokymus ten ar $100 čia amerikiečių. Jei čia buvo toks iššūkis, ir niekad gyvenime to nedariusi. Kažkokius ten kursus už $100, sako, ir aš tada save pagalvojau, kokie sukneliai ar ten rankinukai, tai išleidžiu, tai tada daugiau. O čia, gali pakeisti mano ateitį. Ir tada išgirdo vieną, toks John Maxwell, gal žinot, yra mokytojas, mintį, patarimą, sako, daugiau pastangų skirk tam, kad pats pasikeistum ir išaugtum, negu tam, kad gerai atliktum tau skirtus šiandienos darbus. Nes tu atliksi darbą, gausi algą, niekas nesikeis. Nes jeigu taip savaime viskas ir vyks, tai savaime tik blogėja. Nes tu sensti, jeigu nelieka, pinigai nuvertėja, reiškia, parkavo gal mažėja, mažiau gali nupirkti, jeigu alga neauga, jeigu nestiprėti, tu degraduoji. Žinai,
Tai vat, o jeigu tu investuoji į augimą, tai bus atlyginta tau sėkme. Realiai pasikeitusi gyvenimą. Čia jūs visi labai gerų vietoj. Ir tas Makselas sako, jeigu aš galėčiau ateiti pas savo į namus ir pasižiūrėti parą ar ten 2 paras, ką tu darai, arba ko nedarai, kaip tu elgiesi, atsikeli, ar ne, kokie tavo veiksmai, kokie sprendimai, kaip realiai tavo ta rutina, kas toj dienoj vyksta. Ir aš tau 100% pasakysiu tavo ateitį. Tai bet nereikia, kad jis ateitų į namus, patys tai sugalvas. Tai brangiai, ne tik įsirašykim, ką šnekam, bet dar biškį pasifilmuokim, ką darom. Tai va, dar vienas, toks punktas, nuoširdus dėkingumas, jisai yra, kaip čia, stebuklų magnetas. Nes tokia pozicija būtent esanti širdis, kuri dėkinga, jinai pastebi galimybės. Nes kai tu kietas ir viską pats žinai, dar kai tu gali pamokyti, tai tu praeini su batais pro altorius. Žinai. Bet jeigu tu dėkingas, žiūrėk, turint komandą, tu padėkoji, pastebi kitą, nes čia fokusas nebetinkam. Ir už ką tu dėkingas savo gyvenime, bet tu ir kituose pradėtum pastebėti. Kaip jaučiasi žmonės, kai tu jam dėkoji? Jisai net nepagalvoja, kad čia kažką padarė. Bet kaip jaučiasi, kaip tai augina komandą, kaip tai kokią atmosferą kuria. Kalbam apie klijus, sieną, kad stovėtų, reikia klijų. Ir Oprah Winfrey yra pasakiusi, žmogus turės 3 milijardų vertės verslą, nuo nulio pradėjo. Čia pavyzdys, kad moteris juodaodė gali būti sėkminga. Sako, aš supratau, kad tai. Juk užrašai kiekvieną dieną, už ką esi dėkingas, yra vienas stipriausių sėkmės veiksnių performuojančių gyvenimą. Tai Rimvydas turi tą sėkmės dienoraščio praktiką. Tai pakainuoja, pagalvoju, kad į pradžią sudėtinga, bet paskui tu įpranti ir tu pradedi matyti. Arba tu žiūri pro negatyvo akinius, arba pro tokius. Kažką gero pradedi ieškoti, kaip ta bitutė. Žiedų tad pačiu pievą. Jeigu ta mokytoja būtų pasakius, vaikai, matau nerealiai, kaip jūs čia padarėt viską, ką galėjot. Bet kiti tam buvo stiprus kažką, bet mes kažką pakoreguosim, tu per pozityvą. Kas būtų šiandien? Gal čia sėdėtų aktoriai, žinot. Likimai mūsų, kaip matai, ką kalbi, tai kuria arba griauna. Ir dabar dar paskutinis punktas, ne paskutinis, bet paskutinis iš to rinkinio, tu esi davėjas. Ką reiškia davėjas? Dieve, ten, pakeis mano gyvenimą, palaimink mane, padaryk, kad jis ten toks ir toks būtų. Sako, aš jau padariau. Kaip? Nieko nematau. Tai aš to daviau sieklą. To daviau potencialą, aš to daviau, gali nuspręsti, daryti veiksmus. Sėkla. Tai sėkla, tai reiškia mes iniciatoriai. Tu esi tas, kuris sprendžiasi, kaip bus, tai darau tai. Ir eini žmogų kažkokio tai santykį. Sako, kaip šauksi, taip atsikėks, duok ir bus tau duot. Pradžiui duok. Tu eini žmonės ir jie atsiliepia. Eini ten, kur žmonės išgirs jų poreikius ir jie atsiliepia. Žiūrėk, viskas prasideda. Tai dabar, žiūrėkit, principas skamba taip. Kai tu sėji, tu pjausi. Niekada nepjausi, nepasėjęs. Nebus atvirkščiai. Pradžiui sulauksiu, kol bus mano organizacija 1000 taškų, 1000 žmonių. Tada galbūt pagalvosiu, kaip taps tokį panašiai prezidentį su tokiam savybė. Ar vis dėlto aš išsiugdau palaipsniui tas savybės ir palaipsniui viskas išorę atspindi. Tai pradžioje investuok, daryk kažką. Kaip sakiau, ar matosi, dar nesimato ant manęs, nors aš jau pusę metų tai dirbu. Aš apsisprendžiau anglų mokytis, aš turiu tikslą angliškai tam kažkoks pranešimus daryti. Pusę metų irgi su mokytoja. Ar jau matosi, ar aš jau čia laisvai kalbu, dar ne. Bet tas Stevenas sako, kad jau supranta, ką aš čia. Ir aš jį suprantu. Ir net tokia barjera, kaip anksčiau, aš žiūriu, kompleksuotas žmogelis man praeitas. Tai kažkokio nebeliko, tiesiog kaip ir augi, su mokytoja, žodžiu. Bet pradžioj žengi nežinia tarsi. Tu pradžioj lyg atiduodi, tau kainuoja ir tu nežinai, ar bus grąža. Toks principas. Jeigu tu sėjai, pjausi. Anksčiau ar vėliau tu pjausi. Įdomu, kad tu pjausi tik po to, kai pasėjai.
Ne atvirkščiai. Ir dar tu pjausi tokias rūšies derlių, kokią sėklą sėjai. Jeigu aš einu ieškau tik klientų, tik su sveikatos poreikis, viskas gerai, atsiranda klientai. Bet, štai kaip su žuvim, ne? Gaudau kilbukus, nu ir kimba kilbukai. Užmasinu kilbukus, kablį užmetu kilbukinį, ten su tavim plūdina, mėto. Gali kartais užkipti lydeką, bet ne ant kilbukų užkips, o ne ant mano ten. Bet jeigu aš einu lydeką, aš esu žvejęs ir man patinka spiningauti. Tai visai kitą asortimentą tu pasirenki, ne? Woblerį, blizgutį, ašarą ir visai kitur eini, ir visai kitur metu. Tai suprantat, rinkoje yra ir visokių žuvų. Kainat, ko gaudit, tą ir pagausit. Bet lygiai taip pat ir su to, kaip šauksi, taip atsilieps. Čia ir apie tą santykį, iš kokios širdies mes einam į žmogų. Jeigu aš noriu juo taip pasinaudot, tai jis nuo manęs bėgs. Bet jeigu žmogus jaučia, kad jisai yra, kad aš esu jam šansas, jisai manim seks. Tai dabar, tu pjausi daugiau negu pasėjai. Vėlgi. Dėsnis. Tada kiek daugiau jau čia priklauso ne nuo tavęs, net ne nuo sėklos, nuo dirvos. Kalbėjom kažkada, skirtingos dirvos, kažkas išdžiūga, nyksta, bet yra dirva, kur 30 teriopai, 60 teriopai, 100 teriopai. Ta pati sėkla, tas pats veiksmas, tu nežinai, neparašyta. Kaip ta Marija sako, ant krūtinės neparašyta, mano aplinkybės yra pasiruošusios. My circumstances are ready. Nepasiruošusios, neparašyta. Tai tu nežinai, tu jų nespręsk, tiesiog siek. Ir dabar pabaigsiu istoriją. Viena tokia pamokančia, už faną istoriją. Tėtis su mergai, su dukryte sutarė. Tiksliau, dukrytė su tėčiu sutarė. Tėti, norim žaisti. Neturiu dirbęs, šeštadienį. Skirsiu dieną tau. Gerai, šeštadienis prasidėjo, jau dukrytė laiptais į apačią. Tėti jau skirtas, atsibudęs nori panelį, bet kavos įsipilti. Sako, žaiskim. Palauk, aš tuoj papusėčiausiu. Ir tėtis tada išplėšė iš laikraščio tokį žemėlapį, surado, suplėšė gabaliukais ir davė mergaitės, gerai, kol aš čia kažką kapadėlį išgersiu, surink, tokį kaip pustą. Ta mergaitė, jis nespėjo dar nieko dorai padaryti, jau surinkau. Kaip tu tą padarai, kaip čia, tai tau greit gavosi. Sako, tu kada man lapelis nukrito, žiūri, ten moters veidas. Aš tą veidą surinkau, ir čia žiūriu, čia žemėlapį. Žemėlapis sudėtinga, ne? Kaip čia va visus galus gyvenimą sugaudyt? Bet žiūrėkit, tas principas tinka visiems. Vyram irgi, bet labiausiai moterim. Moterių dauguma. Tai va kiek kartų jų labiau ištinka. Kai tu surenki savo pačios vaizdą, visas pasaulis atsistoja į savo vietas.